Mes susitikom Gravitas Schola. Tai yra lietuviška mokykla, kuri yra skirta visiems vaikams, bėgantiems nuo karo, režimo arba dėl kitų priežasčių negalintiems savo šaly būti. Šiandien mūsų mokykloje mokosi beveik 460 vaikų iš Ukrainos, kurie čia atsidūrė po karo. Mano vardas Olena, aš esu iš Ukrainos, iš Mariupolio. Gyvenu ir dirbu Vilniuje, lietuviškoje mokykloje Gravitas Schola. Mano vardas Munir, aš esu kurdų kilmės iš Turkijos. Dirbu anglų kalbų mokytoju Gravitas Schola. Mokykla atsirado iš poreikio, kadangi pradėjo plūsti vaikai iš Ukrainos po Rusijos sukelto karo. Juos reikėjo mokyti, jiems reikėjo mokyklos, todėl mokyklą jiems sukūrėme. Jiems įprasta integracija, ta, kuri yra taikoma Europos šalyse, netiko, nes tai yra vaikai atvykę su karo traumomis, svajoja tuo laiku grįžti greitai į savo šalį. Todėl mokytis lietuvių kalbos, greitai čia leist šaknis, skubėti į mokyklas ir mokytis lietuviškai jiems tiesiog nebuvo tikslo. Todėl teko jiems sukurti mokyklą. Mokykla atsiradusi iš poreikio. Mokykla yra atvira visų šalių pabėgėliams, visiems, kuriems reikalinga mokykla ir visiems, kuriems reikalingas kelias į Lietuvą. Velka koja gegutelę, pena žydė geltonelę. Man ant rankos boružелі nusileido нелауктай. Коли моїм дітям хочеться, щоб я не знала, про що вони розмовляють, вони переходять на литовську. Vienas iš mūsų tikslų mokyklos yra padėti sėkmingai vaikams integruotis į Lietuvos visuomenę, pradėti naują gyvenimą kitoje šalyje, nes dauguma mūsų vaikų vis dėlto liks Lietuvoje. Ir iš esmės mokyklą mes statom ant 3 kolonų. Pirma kolona yra Lietuva, nes, kaip minėjau, vaikai yra Lietuvos gyventojai, Vilniaus gyventojai. Jie mokosi pagal lietuviškas programas, jie mokosi lietuvių kalbos. Ir mes turim jiems padėti prisijaukinti mūsų šalį, kad tai taptų ir jų savasties dalim. Antra kolona yra tautinė tapatybė. Mums visiems yra svarbi sava tautinė tapatybė, kaip man Lietuvos, jiems Ukrainos. Jie turi tvirtai jaustis savimi, tvirtai jausti savo šaknis. Ir trečia kolona yra Europa ir pasaulis, nes vaikai yra Europos ateitis, jie yra ir europiečiai, būsimi europiečiai, kurie rūpinsis tiek Lietuvos europietišką ateitim, tiek jie turės padėti atsikurt Ukrainai ir būtent europietiškai Ukrainai. Raudona graži suknytė, o ant jos juodi taškai. Kur skubėjai taip mažyti, скріздама gal паварняй? Мені було дуже важливо, щоб мої діти, вивчаючи українську мову, не втрачаючи українську аутентичність, щоб вони також вчили литовську мову, щоб вони були готові до того середовища, в якому вони існують. Вони повернуться вільними, в них буде інше мислення, вони будуть розбудовувати Україну, вони будуть вносити європейські цінності для України. Okainaitis juodas, juodas, ant kojyčių jūs mažu lypa boružėlė. Lypa boružėlė, vis aukštyn pirštų. Mūsų mokykloje yra didelė komanda psichologų, asistentų, mokytojų padėjėjų, tam, kad vaikai jaustųsi gerai, atsikurtų gyvą vaikystę, kurią galbūt galėjo nusinešti karas ir karantinas, nes kai kurie vaikai yra 3 metus nebuvę gyvoje mokykloje. Tai mūsų irgi tokia vienas iš tikslų yra padėti jiems atsikurti gyvą gyvenimą ir gyvą vaikystę. Ir tą mes galim padaryti su didesnė negu įprastai psichologų padėjėjų komanda.
Я буду казати вам за старшу доньку, тому що вона казала саме про її досвід в школі. Вона навчалася в своїй школі в Україні до 10 класу. І перше, що вона мені сказала, це те, що їй дуже комфортно психологічно. На жаль, у нас в Україні ще є такий бар'єр, тобто вчитель він трошечки на п'єдесталі, і дітям іноді складно. Nera joku vietų Europos Sąjunga, kad panašius mokyklos surasti. Jau visai ant piršo galo keliai tiesina į sparsus. Skris mažytė gerio kelią. Gal namo, gal į svečius. Або ось такі чи серце, чи заклички. І от такі дрібнички, вони надихають жити, мати бажання, жагу до життя. Kada vaikas sako, kad pirmą kartą gyvenime nori eiti į mokyklą. Kada jisai sako, kad jam yra gera gyventi. Ne šiaip mokytis, kad jam yra gera gyventi. Kada vaikas pradeda, tarkim, vaikas išlenda po kapišono ir pakelia akis ir į mokytoją, ir į lentą. Kada vaikas sako, kad pradėjo mylėti save. Kada vaikas sako, kad jis nebijo nei mokytojo, nei kontrolinio ir kad jis jaučiasi kaip namuose. Kas kurs europietišką Ukrainą? Faktas, kad mūsų vaikai. Ромашка, оці цукерки, вона, знаєте, це мої найулюбленіші цукерки, уявляєте собі? Причому вони з України, мабуть. Я не знаю, чи вони тут їх, чи може хтось привіз, уявляєте? Ну, от так і живемо. Треба думати, що нас чекає. Чекає нас тільки перемога і чекає нас тільки хороше. Бо все погане вже було.